kad Dalia Grybauskaitė, visa jos bravūra yra nukreipta tik tai vidaus vartojimui arba savo valdžios stiprinimui. Ar jūs pastebėjote, kad pastaruoju metu kritikuoti Dalią Grybauskaitę tampa vis labiau pavojinga? Kiekvieną savaitę kas nors yra pririšamas prie gėdos stulpo ir mušamas. Praėjusią savaitę ten teko pastovėti ir man. Ir vien tik tai už tai, kad kažkas pavogė, suklastojo, išvertė į anglų kalbą ir išplatino kai kuriems europarlamentarams mano knygą Raudonoji Dalia. Tai po to buvo pasakyta, kad Janutienę reikia pasodinti, kad Janutienė pasitarnavo pikčiausiams Lietuvos priešams. Gerbiami žiūrovai, kas kitas prie to gėdos stulpo? Aš jūsų šiandien klausiu. Ar pasitikite Dalios Grybauskaitės politiką Rusijos atžvilgiu? Jūs galite balsuoti, taip pat jūs galite skambinti čia mums į studiją. Telefonas yra 85-203-4537. Pone Paulauskai, jūs pasitikit? Aš iš jūsų matau, kad pas mus užsienio politikos, ypač Rusijos atžvilgių, kaip ir nėra. Ir ją reikėtų kažkur tai pasakyti, išsakyti, nes, sakysim, po kiekvieno, sakysim, stipresnio išsireiškimo aš matau, kaip sunkiai tenka aiškintis ir užsienio reikalų ministrui, ir kitiems pareigūnams, nes nesuderinti yra šitie teiginiai, nesuderintos pozicijos. Ir aš galvoju, kad mes va šitoj vietoj atrodom tokie kalbėtojai pavieniai, bet neturim vienos aiškios Lietuvos pozicijos Rusijos atžvilgiu. Tai kodėl yra arba sakomi tie kiti žodžiai, arba kodėl kiti likusiai pareigūnai neprisijungia prie kitų žodžių? Todėl, kad jie galbūt negalvoja taip, todėl neprisijungia, arba tenka paaiškinti tos žodžius ir labai sunkiai. Pone Kuoly, kai Dalia Grybauskaitė jau dabar pateikė jinai tokią iniciatyvą, kad reikia riboti žiniasklaidą, kuri Lietuvos viduje tokia skleidžia nepasitikėjimą valstybę, nepasitikėjimą mūsų integraciją į ES ir NATO. Kaip Jūs manote, ar Dalia Grybauskaitė, jinai gerais ketinimais skelbia kovą vidaus priešams? Nežinia, būtų gerai, kad Respublikos prezidentė daugiau kalbėtųsi su piliečiais ir aiškintų savo pozicijas. Dabar susidaro toks įspūdis, kad Rusijai kariaujant hibridinį karą prieš Ukrainą, Lietuvos valdžia pradeda hibridinį karą prieš savo visuomenę. Iš tikrųjų labai daug yra požymių, kad Lietuvos valdžia pradeda elgtis necivilizuotai. Mes jau turim politinių teismų praktiką. Gana dažna politinių teismų praktika. Jis jau susiklostė taip, kad kitų pažiūrų žmonės atsiduria teismuose ir ilgos bylos, ilgi bylinėjimaisi. Jau šiandien atskiros net visuomenės grupės įvardyjamos kaip Rusijos poveikio grupės. Kaip švietimo ministras streikuojančius mokytojus išvadino Rusijos jėga, ar ne, Rusijai palankia jėga. Taigi mes matom, kaip yra demonizuojamos atskiros socialinės grupės. Bet kas kritikuoja? Nebūtinai. Pavyzdžiui, mane kaip piliečius sukrėtė kratos mokyklose. To Lietuvoje nebuvo. Net sovietų saugumas nekrėsdavo mokyklų šitaip mokiniam matant ir visa kita. Tai yra jų direktorių, jų mokytojų pažeminimas, kai policija įsiveržia pamokų metu į mokyklas. Taip nesielgiama. Ir tai yra labai provokatyvūs veiksmai, jo labiau, kad visa tai mūsų valstybės saugumo departamentas, kaip pats pasakė jo vadovas, žinojo jau keletą metų. Ar ne? Tai jeigu žino valstybės saugumo departamentas apie negerus dalykus vykstančius mokyklose, jo pareiga įspėti švietimo skyriaus vedėją, merą, kad tokie dalykai būtų ramiai, civilizuotai sutvarkomi, o ne provokuot iš tikrųjų visuomenės susipriešinimą ir kaip dabar jaustis rusų mokyklų moksleiviams. Jie daromi valstybės priešais, tokiais reidais, policijos reidais. Čia yra labai necivilizuotas elgesys. Rusijos grėsmės akivaizdoj mes iš tikrųjų pradedam priešinti savo visuomenę, kai visa politinė logika sakytų, kad reikia konsoliduoti visuomenę. Aš jūsų netrukus paklausiu, koks tikslas tokių veiksmų. Negali būti, kad politikas nesuprastų, kad turi poveikį šitie dalykai. Bet dabar mes turime žiūrovą skambutį. Labas vakaras. Labas vakaras. Prašom kalbėti. Labą vakarą. Prašom kalbėti.
Labą vakarą. Mes jūs girdim, prašom prisistatyti ir kalbėti. Čia Vytautas būtų iš Verbalio Vilkaviškio rajono. Taip, malonu. Prašom pasakoti. Dėl Grybauskaitės norėčiau pakalbėti. Taip. Vien tik tai dėl Grybauskaitės, kai kuo daugiau kišasi jie ir pykstasi su Rusija, tuo mums gyventi yra blogiau. Vien tik tai pažiūrėkit, kas darosi Kaliningraduose eilėse. Mašinos užlaikomas po 2-3 paras. Kuo tik daugiausiai Grybauskaitė ką nors pasako prieš, tai visa Rusija būna prieš lietuvius. O kuo daugiau Grybauskaitė taip kalbės, kitų valstybių, kodėl nesikiša tą vadovai į visą šitą reikalą, o Grybauskaitė vis pastovi ir kiršina. Tai jei tas blogai, tai tas blogai. Nuo to mums nieko nebus geriau ar gyventi. Bet jinai tiesą pasakė. O dėl ko? Dėl to, kad Rusija yra teroristinė valstybė, o tai ne. Ne, dėl šito tai aš nieko prieš, kad į Ukrainą taip eina teisingai Rusija puola, bet kad ji per daug tą puola, kad sako, mums geriau gyventi Lietuvo, negu būti su kaimynais. Pone Vaišvila, ačiū Jums labai, kad paskambinat. Pone Vaišvila, žiūrėkit, yra vienas dalykas aiškintis tarpusavį šitos santykius, kritikuoti Grybauskaitę. Bet aš paskutinį kartą internete paplytęs toksai yra jau laidos 5 kanalo, Rusijos 5 kanalo laida apie Dalią Grybauskaitę, kur kalbate jūs. Ar tas nešimas tokios savo požiūrio į visiškai nedemokratišką terpę, jie apie save tegul pašneka? Kam ten pasakot, kam rusams pasakot apie ją? Negi jie nežino, pas ją jos visi dosie guli. Tokios politikos, kuris susiklostė po Dalios Grybauskaitės išrinkimo Lietuvoje, visiškas nesikalbėjimas su Rusija, tai yra kelias į aklavietę. Aš net nekalbu apie Ukrainos situaciją, bet iš vis nesikalbėjimas. Ir tai yra pats blogiausias dalykas. O apie ką kalbėti su Putinu dabar? Apie ką su juo? Kaip apie ką kalbėtis? Apie ką? Nu tai tvarkoj, tai atjunkim dujas, viskas tvarkoj, naftą atjungiam, dujas atjungiam, mokėkim 1,5 karto daugiau, o gal ir dar daugiau. Mūsų vežėjai turi įmokų moka 10-12% į mūsų biudžetą. Kiekvienas, reiškia, prastovos toks mėno, kuris vyksta, Linavos yra duomenys, ne mano duomenys, kainuos mums nuo 0,5 milijardo iki milijardo, reiškia, visų šitų įvykių. Nu taip, pradžioje, aš iš vis pavadinčiau taip, mūsų prezidentė yra neturinti savo nuomonės, ji blaškosi. Ir tai yra pagrindinė mūsų problema ir mūsų bėda. Bet jinai dažnai keičia iš tikrųjų savo nuomonę. Nu taip, tai pradėjo kadenciją nuo didelės meilės Rusijai ir Baltarusijai, užsipuolusi mūsų vežėjus visų pirma, prieš Kalėdas sustojusius sienoje ir gamintojus. Paskui staiga metasi į priešingą pusę, pradeda, reiškia, daryti tai, kas yra naudinga tik tai Jungtinėm Amerikos valstijom. Prieš tai parodysiu pačią didžiausią nepagarbą, turiu omeny nevažiavimą į Prahą JAV prezidentui. Ir štai kad dabar, kai išlenda JAV Senato komiteto išvados apie įkalinimus, nu ką, tai dabar reikės dar kartą plokštelę keisti. Panašu, kad gali prireikti. Gerbėmiai, bet aš klausiu jūsų, kad jūs pagalvotumėt per reklamą. Ar galima iš tikrųjų vertybės parduoti už kažkokius tai ten praradimus, kad ir dujas, naftą, ten, nu, tas stovėjimus Linavos? Susitiksime iškart po reklamos. Sveiki sugrįžę čia į mūsų Nuogos tiesos studiją, o tiems, kurie tik dabar prisijungė, primenu ir pasakau, kad mes čia diskutuojame ir klausėme jūsų, ar jūs pasitikite Dalios Grybauskaitės politiką Rusijos atžvilgiu. Asta, betgi Lietuvoje veikia Putino 5 kolona? Aš nežinau, kiek yra 5 kolona ar kiek yra Putino, bet kad veikia, tai faktas. O kokie pavyzdžiai? Nu, tai kol kas ką mes matome. Pažiūrėjau, ten tokių laikraštėlių, smulkių, dar portalų tokių, kurie grinai propaguoja tai, ką, sakysim, visą tą melą, ką duoda Rusijos televizija, tai eina pas juos. Apie visokius Slovenskom berniukus nukryžiuotus, sakysim, jeigu Ukrainos atvejį. Taip. Apie prievartaujamos moteriškės, bobutės ir ten... O kaip tai veikia, dabar, o tai 5 kolona, ko jie siekia ir ką jie pasiekia šituo propagavimu?
Tarsi, ką jie pasiekė. Ką jie pasieks, neaišku dar, bet jau bent jau bando jie. Yra galų galia netgi tas bandymas sukurti čia antrą tarybų sąjungą Lietuvoje. Jie yra netgi pasiskirsti, kas bus premjeras, kas bus prezidentas ir taip toliau. Kas čia tokie? Yra ten tokie launiai visokie, Mazitovai ir taip toliau. Atskiri tinklalapiai, ten keičiasi savo tais užrašais, nuotraukom. O tai yra rimta? Kaip rimta? Juk visas tas informacinis karas ar ta informacinės atakos, tai jos turi vieną tikslą. Kiek tai priversti žmonės suabejoti tom vertybėm, kurios yra mums brangios, kurias mes ginam, kurias mes propaguojam, kurias mes norim įtvirtinti savo gyvenime. Viską šitą jie nori sugriauti. Suabejot, kad jeigu tikrai kada nors ateis karinė jėga, tai čia jau visuomenė. Kaip Jūs manot, bus paruošta. kokia dalis Lietuvos piliečių atėjus Rusijos kariniai jėgai pasitiks su raudonais gvazdikais? Nu, man sunku pasakyti, kiek jų pasitiks, bet mes neturim padaryti, kad tokių iš vis būtų. Mūsų visa politika šiandien turėtų būti, kad kuo mažiau žmonių patikėtų tą propagandą, tuo melų, dezinformaciją. O kaip padaryti? Uždrausti? Galbūt tas kelias draudimo nėra pats racionaliausias, bet žiūrėkit, ne visi žmonės laikosi, sakysim, tam tikrų medicininių reikalavimų. Taip. Nerūkyti, negerti, nesmurtauti ar dar kokių tai. Yra tam tikri ribojimai. Taip. Neprileisti žmogaus, nustatyti tam tikras valandas, uždrausti žiūrėti ir taip toliau. Tai galbūt ir šituo atveju tam tikri draudimai yra pateisinami. Pavyzdžiui? Pavyzdžiui, jeigu atviras melas, dezinformacija. Apie ką? Sakysim, apie Lietuvą, apie Ukrainą, apskritai apie vertybės, apie mūsų istoriją. Nu, mes galim čia vardinti, kas yra objektai šitų, reiškia, karų. Tai mes galim galvoti, kad reikia pareikalauti, kad tokio turinio laidų nerodytų, neretransliuotų pas mus. Bet žiūrėkit, šitoj vietoje aš noriu įsiterpti Artūro pokalbį ir pasakyti, ot mūsų vertybės ginti. Aš priminsiu 93 metų rugsėjį, kada Jonas Popiežius II atvyko į Lietuvą ir jis pasakė, Lietuva tai yra valstybės simbolis, kuris konfliktus siūlo spręsti visų pirma teisės pagrindų, antra taikos būdu ir būtinai žmogiškas faktorius. Viso šito mes ne tai, kad neturim. Viskas dabar yra visoje didžioji žiniasklaidoje yra visiškai priešingai. Yra propaguojamos visiškai kitos vertybės. Karas. Ir aš pasakysiu va dabar patį šviežiausią pavyzdį, vakarykštį. Švedijos. Neliesim Lietuvos, čia viskas gražu. Apie Lietuvą, mes apie Lietuvą. Apie Lietuvą, bet gerai, Lietuvoje įvesta karinė didesnė parengtis, priimtas kibernetinio saugumo įstatymas ir iškart kitą dieną atšauktas. O pavyzdys švediškas yra tiesiog nuostabus. Vos nesusidūrė Saso lėktuvas su rusišku kariniu lėktuvu. Kuri didžioji žiniasklaida šiandien paskelbė ar vakar paskelbė Saso pranešimą? 70 ar kiek kilometrų atstumas ir jokio pavojaus nebuvo. Kodėl Švedijos gynybos ministras trimituoja? Labai paprastas pavyzdys. Kodėl reikia kelti naikintuvus? Kodėl reikia kurstyti aistras? Kodėl reikia kurstyti aistras, po kurių... Reikia palaukti, kol nutūpsa, ne? Ne, aš labai gerą rodė filmą Lietuvos LRT televizija apie Pirmo pasaulinio karo pradžią. Kai žingsnis po žingsnio, labai gaila, kad naktinis buvo laikas, žingsnis po žingsnio įvairių šalių diplomatai savo pareiškimais, savo asmeninėmis ambicijomis, jie žingsnis po žingsnio žengia į tą karą ir jau dėl profesinio dalyko, dėl pasakyto viešai žodžio. Visi iki vieno varė į tą katilą. Ir po to nebėra kitos išeities, tik karas. Parengtis, kuri buvo padidinta, ar kaip jį pasakyti, su kibernetinio saugumo įstatymu čia neturi jokio ryšio, nes tas įstatymas svarstomas jau senai ir čia tik tai priimtas praeitą savaitę, o parengtis paskelbta todėl, kad vyksta manevrai šitam Kaliningrade. O žiūrėkit, estai uždarinėja kanalus, draudžia kokias nors laidas.
Man Pas sunku estus atsakyti, aš- nėra. Bet tai vat ponas Ilvesas paskelbė, kad jį ištyrinėjo nuomonę visuomenės ir nepaisant to laisvumo ir prieinamumo, ten tik tai 2 procentai žmonių tiki tuo, ką sako tie visi kanalai rusiški. Aš manau, Netokie kad pas durni mus tie irgi žmonės. netiek daug žmonių tiki, bet jeigu, sakysim, paklauskit tokį kaip testą, ką jūs manote, šitą Krymas yra okupuotas ar ne? Ir pamatysit, čia jau didesnį procentą žmonių. Tai jeigu pasakys, kad neokupuotas, tai reikia tą žmogų riboti, Reiškia, tas neduoti rūkyti. žmogus jau kažkiek indoktrinuotas. Aha. Pone Kuly, jūs nutraukė. Aš manau, kad iš tikrųjų labai svarbu būtų ryškinti savo vertybės šiuo metu. Bet kokios tos vertybės dabar ginamos mūsų aukščiausių valdžios pareigūnų? Klusnumas. Čia ir yra klausimas, kad man atrodo, Rusijos grėsmės akivaizdoj mes putinizuojam savo kraštą. Mes verčiam tokią mažąją Putino valstybėlę Lietuvą. Ir man tai tokie labai konkretus pavyzdžiai, kad vis dėlto didėja muštro, didėja baimės, didėja cenzūros daugėja. Ir, na, pavyzdžiui, ką darytų valdžia šiaip agresyvaus kaimyno atveju? Stiprintų solidarumą. O ką daro mūsų valdžia? Mūsų valdžia Konstitucinio teismo sprendimu susigrąžino atlyginimus per krizę nukentėjusius pirmiausia teisėjams, Seimo nariams, ministrams, valdininkams. Taip. O kai to pradėjo reikalauti mokytojai, pradėjo juos vadinti Rusijos agentūra. Tai štai moralinis solidarumas, ar ne? Šiuo atveju turėjo būti priešingai. Va dabar ką galėtų padaryti prezidentė ar Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas? Inicijuoti įšaldymą šitų negražiai, necivilizuotai susigrąžintų atlyginimų tol, kol nebus sugrąžinti atlyginimai mokytojams, bibliotekininkams, policininkams, visiems skurdžiau gyvenantiems žmonėms. Čia yra labai svarbus dabar iš tikrųjų visuomenės konsolidavimosi dalykas, moraliniai visuomenės pagrindai. Pagaliau prezidentė Dalia Grybauskaitė galėtų aplankyti ligoniniai sunkiai Lietuvos kalėjimuose susargdintą Eglę Kusaitę. Atsiprašyti jos už visus persekiojimus. Valstybės saugumo departamentas vaiką persekiojo. FSB karininkai ją tardė ir nei vienas konservatorius nepasmerkė šito. Respublikos prezidentė tylėjo, kai FSB karininkai pagarsėję sadizmu Rusijoje tardė mūsų pilietę Vilniuje ir tada nekėlė niekam pasipiktinimo. Čia buvo pažeistas jau Lietuvos moralinis stuburas. Taip, bet tai klausykite, visas tas toksai, tas nepasitikėjimas, priešų ieškojimas eina iš konkrečios partijos, ta prasme, kuri ir skleidžia, kad yra viena tiesa, kad yra tas, kuris prieš mus, tas už rusus. O liberalai, ką darė Lietuvos liberalai priiminėjant kibernetinio saugumo įstatymą, pagal kurį ne tik policija, bet ir kariškiai, krašto apsaugos ministerijos įkurtas padalinys gali persekioti mūsų piliečius ir 48 valandomus kiekvieną atjungti nuo internetinio ryšio. Ir liberalai nei vieno protesto. Mes turime 2 žmonės, kurie dar šiandien nekalbėjo. Pone Maceina. Vienas sakinys. Ne, jūs vieno sakinio nesakykit. Visi Seimo nariai išskyrus vieną balsį. Taip. Visi balsavo už. Su mumis Aleksandras Maceina. Ir tai yra žmogus vadovaujantis įstaigai, Ekspresinė dėlė, Savaitės Ekspresas jūs vadovas, bet Ekspresinė dėlė buvo įtraukta į Valstybės saugumo departamento ataskaitą kaip ta žiniasklaidos priemonė, kuri atkartoja Rusijos propagandos sakymus ne apie Krymo okupaciją, bet apie Lietuvą. Kodėl jūs tai darot? Neteko susidurti aplamai Lietuvos rusakalbėje žiniasklaidoje nei su karo propaganda, nei su raginimais versti santrauką. Pagal tai jūs dergėt Lietuvą, jūs netikit mūsų siekių energetinio nepriklausomumo, istoriją perrašinėjat. Neįsivaizduoju, apie ką čia eina šneka, apie Valstybės saugumo departamentas gal žino įrašydamas jūs į ataskaitą? Jūsų neinformavo niekas? Jokio konkretumo ten nebuvo, bendrais žodžiais labai miglotai kažkas tai mestas kažkoks toks įtarimas, bet mano manimo nėra jokių faktų, kurie galėtų tą patvirtinti. Pas jūs atėjo, kas nors jūs įspėjo, paaiškino, kad taip daryti negalima? Ne, mes kreipėmės į departamentą su prašymu pateikti kokią nors konkretesnę informaciją, bet kaip ir nieko, aišku, nesulaukėm. Ir jūs tęsėt savo veiklą šlovingą? Taip, tęsėme tokią
informavimo veiklą ir integravimo rusakalbių Lietuvos piliečių į Lietuvos visuomeninį politinį gyvenimą. Ir aišku, kad nei mes kada kokią nors karo propagandą ar dar kažkokius išvardytus šitus visus aspektus dezinformacijos skelbėm, nei ruošėmės skelbti. Tai, ponia Paulauskai, tai kodėl tada įrašo, o kaip nors nepaaiškina žmonėm, ką jie blogai daro? Gi nesupranta. Aš pats nekartą daviau interviu Ekspresinį dėlę ir tai žurnalas, kuris išklauso įvairių politikų nuomonės. Jeigu jūs atidarysit pirmą puslapį, atversit, tai pamatysit įvairių frakcijų, vadovai, seniūnai, įvairiais klausimais teikia savo samprotavimus, komentarus. Taip, kad jie, aš taip, manau, stengiasi išlaikyti tą balansą. Bet tai Valstybės saugumo departamentas sako, kad tai yra grynas ruporas Rusijos. Galbūt aš nežinau, kokiais jie kriterijais vadovaudamasi čia įtraukia, bet... Tai jūs man paaiškinkit, įtraukia, gerai. Tai čia žodžiai, tai kokie veiksmai yra? Ar tas gąsdinimas kada nors, šiaip įbaugina žmonės, bet kad jeigu matai priešą, tai tu jį kovok. Jeigu tu sakai, kad, pavyzdžiui, teroristinė valstybė nutrauk santykius su jie. Jie ne priešai. Kodėl yra lojimas, užuot darimas? Aš kaip galiu pasakyti, daugelis žmonių kitą kartą patys nesąmoningai gali būti manipulacijos objektais. Jie patys gali nesuprasti, bet, tarkim, atneša tekstą, pakalba interviu, atspausdina nieko blogojo, galbūt nesitikėdami arba nesuprasdami. Bet tie, kurie tai daro, žino tuos tikslus. Ir gali žmonės tokioj, sakysim, kovoje tiesiog būti manipuliuojami. Mes turime žiūrovos skambutį. Labas vakaras. Labas vakaras. Junkitės mūsų pokalbį. Labas vakaras. Taip, klausau jūsų. Aldona iš Dotnavos. Susidaro toks įspūdis, kad Grybauskaitė peržengė visas sveikos diplomatijos ribas. Ką reiškia jos žodžiai, kad jai Ukraina svarbiausia, kyla klausimas, ar dėl to jinai savo radikaliais pasisakymais žlugdo Lietuvos ekonomiką. Vos tik tai pasisaka Briuselį, pradeda reikalauti sankcijų, Rusija tuoj duoda kertį mums, tuoj pajunta žemdirbiai, visą ekonomiką, viskas. Gal reikėtų pasimokyti diplomatijos nusaikios iš Estijos, prezidentai iš kitų šalių, Švedijos, Danijos, iš kitų, kaip galima taip, tokia būti radikaliai. Teisybė sakė, tasai Estijos toksai fizionomistas, kad prieš tos Grybauskaitės rinkimus pasakė, jinai patiems Lietuvai, grinai kenkimas Lietuvai ir į Putinui naudą dirba jinai. Čia paprasta kaimo moterėlė, kitos pozicijos neturi, paprieštaraukit man, nors vienas, prašom, ponas. Tatjana, ar paprieštarausit? Prieštarausiu. Tai sakykit tada. Aš tokia padarysiu labai trumpą ekskursą į istoriją. Kaip griuvo Tarybų sąjunga, jo aš buvau paauglė, labai puikiai prisimenu, kaip į pirmą suvažiavimą, į Kremliaus to suvažiavimo rūmus atvažiavo Lietuvos delegacija, išstoja, sako, metam darbotvarkė, pas jūs konstitucija yra 6 punktas, monopolija komunistų partijos, kol jūs neišnagrinėsit šitą klausimą, mes čia nedirbsim. Aišku, atmetė, visa delegacija atsistoja ir išėjo. Gal aš pataisysiu, kadangi vienas iš tų išėjusių ir išstumusių, tai ne tas klausimas buvo tikrai. Bet esmė ta, kad išėjo. Antras suvažiavimas, Sigmas pasakys. Mes ne istoriją nagrinėt atėjom. Tai kodėl, ką jūs norėjote tai moteriai pasakyti? Sakyčiau, kad visai Grybauskaitė tęsė tradiciją. Aš vis dėlto, kad nusikliai, tai grįžčiau. Antras suvažiavimas, Oka mokė Michal Sergejičių, kada sakyti tiesą, o kada patylėti. Teisybė. Bet jie buvo trečias suvažiavimas, atvažiavo Lietuvos delegacija ir pasakė, atleiskit, mes čia esam stebėtojai. Tai va tokia buvo logiška seka. Tai nebuvo kažkokie kompromisą, kaip pas Latvijos, pas Estus. Tiesiai, šviesiai ateina, pasako ir daro. Tai iš esmės yra daugybė klausimų, ką minėjo Darius Kuolys, dėl ko Grybauskaitę kritikuočiau ir negailestingai. Bet šitoj vietoj, ką jinai pasakė? Jinai pasakė, yra skaudantis dantis, jį reikia išraut. Pasakė, kaip yra, tai... Pasiekmes, čia kalba apie žmonės bijo, kad yra pasiekmes. Dabar apie diskusiją.
2 kurčnebėlių. Aš turiu šeimą, kuri gyvena Maskvoje. Mes nekalbam pusę metų. Nu, o kodėl? Nu, nėra apie ką kalbėti. Jūs esate Rusijos pilietė? Ne, nu kaip, aš paskelbiau, kad aš nesu Rusijos pilietė. Aš nepridaviau tau pasą į ambasadą, bet... Kodėl? O kodėl jie nepridavėt? turi savo tiesą. Nu, todėl, kad aš nelabai noriu eiti Rusijos teritoriją. Nu, bet taip lat, jūs liekat Rusijos pilietė. Kas iš aš lieku Rusijos pasą turėti. Be abejo, formaliai aš turiu, aš galiu jį nusiųsti, sakykime, registruotų. Iš tikrųjų, mano vidinis pasas jau baigėsi jo galiojimo laikas. Aš nedarau to, nes tai nėra saugu. Jūs bijot? Bijau, savotiškai bijau. Peržengti Lietuvos Respublikos sieną aš šiuo momentu bijau. Vat taip rūpinasi mūsų valdžia Rusijos piliečiais užsienį, kad aš bijau dabar kirsti tą sieną ir važiuoti Rusijos teritoriją. Mes turime, kad žiūrovas skambutį, tuoj pasakys, Asta, gerai. Labas vakaras. Labas vakaras. Junkitės į mūsų pokalbį. Labas vakaras. Prašom dėstyti savo nuomonę. Aš klausau jūsų šitus debatus ir aš norėčiau pasakyti savo nuomonę. Taip. Ar negi mes Lietuvos tauta jau esame taip nusilpę per tą 50 metų, ką mūsų rusai buvo okupavę, kad ir dabar negalime išdrįsti pasakyti tiesos. Taip mūsų visą gyvenimą skaudino rusai. Aš tai, pavyzdžiui, gerbiu Grybauskaitę, kad jinai vienintelį iš visų prezidentų išdrįso moteris pasakyti tikrą tiesą apie Rusiją. Užtenka mums būti silpnai liaudžiai. O jūs, ponė žurnalistė, nuo to laiko, kaip jūs pradėjote apie Grybauskaitę kalbėti vien tik blogai, tai plečiate šitą temą. Tai ar jums tai nenusibodo, ar tai jūs neskaudinate žmonių? Pagalvokite, ponė Janutienė. Ačiū Jums labai. Ir dabar, tęsiant tą temą, ką Jūs pasakėte, aš, kadangi leisiu šiek tiek apie tai, kas nutiko, kadangi tai buvo dėmesio centre visos žiniasklaidos, tai mes susisiekėm su europarlamentaru Gabrielium Landsbergiu, kuris man turėjo dar aštresnių žodžių. Kokia buvo pirma Jūsų reakcija? Lengvai nustebau, iš tikrųjų. Ir pirmas mintis tai buvo, kodėl būtent dabar. Iš karto pradėjau galvoti, į ką norima čia atkreipti dėmesį, sakykim taip. Į ką tai norima atkreipti dėmesį? Taip, aš drįsčiau spėti, iš tikrųjų, kad čia yra didesnė žaidimo dalis susijusi su geopolitinė situacija regione, susijusi su Lietuvos pozicija į tą situaciją, susijusi su mūsų prezidentės pozicija į tą situaciją. Man taip atrodo, tai yra didelio žaidimo dalis. Kas jį galėtų žaisti Jūsų nuomonę? Būtent, jeigu mes jau kalbame apie geopolitiką, tai turbūt aišku, į ką krypsta žvilgsniai. Neturint konkrečių faktų, nežinant, kas išdėliojo tas knygas ir panašiai, tai belieka, tik tai vis tiek tai yra spėlionės. Kitaip tariant, žvilgsnis kryptų Jūsų nuomonė į Rusiją? Aš manau, kad mes kai kalbame apie geopolitinę situaciją regione, mes žinom, kas yra pagrindiniai žaidėjai ir kas tą situaciją sukėlė. Mes galime įsivaizduoti, kad būtent ta valstybė labiausiai būtų pikta dabar išgėdų rezidentis. Ar iš tikrųjų Europos parlamentas pats imsis kažkokio tyrimo, kas ten tas knygelės išmėtė? Parlamentas tikrai pradėtų tyrimą, jeigu būtų nustatytas pažeidimas. Ar yra kažkas, sakykime, toje knygoje tokio, ko Europos parlamentarai neturėtų žinoti apie Dalią Grybauskaitę, Jūsų manymu? Čia galbūt geras klausimas, aš nežinau. Ar Jūs pats tą knygą skaitėt? Ne, aš neturėjau progos iš tikrųjų susipažinti ir tiesą sakant, aš net nelabai turiu intencijos pažindintis tą knygą, žinodamas, ir pačios knygos atsiradimo peripetijas ir apskaitai, visą, sakykime, skandalingą žurnalistės išleidusios tą knygą istoriją. Tai Jūs net ir šito varianto neskaitysite? Tikrai labai daug turiu ką skaityti, iš tikrųjų tai, kas yra susiję tiesiogiai su mano darbu, o ne kažkokia tai knygiūkštė, reiškia, kuri yra skirta. Bet grįžtim prie šito Jūsų žodžio knygiūkštė. Jūs net neskaitėt knygos, o sakot knygiūkštė. Iš kur Jūs susidarėt tokią nuomonę knygos neskaitęs? Aš nemanau, kad aš turiu skaityti visas knygas, kurios yra pateikiamas. Jūsų tas pats pirmas pastebėjimas, tas sutapimas, kad tai Jūs pastebėjot tuo metu, kai spaustuvėje iškeliavo jos knyga apie Jūsų senelį ir Jūsų giminę. Ar čia nėra kažkokių iš tikrųjų tam tikrų sutapimų, nes kilo toks klausimas natūraliai? Aš negaliu pasakyti apie šeimą, sakykime, arba ten savo artimiausius giminaičius. Mano pozicija tai yra labai paprasta. Lietuvos galioja absoliučiai aiškiai išreikštas žodžio laisvės principas ir
Na ir visi žurnalistai, žmonės, politikai taip pat turi teisę reikšti savo nuomonę. Kas dabar vyksta su Rusija ir Ukraina? Kodėl Vokietijos vadovai važinėja į Rusiją, užsienio reikalų ministras, kokie jo yra pareiškimai, kas yra ruošiamas, koks dabar yra planas, reiškia, galbūt kurpiamas kur nors Berlyne ar Paryžiuje ar kažkur tai kitur. Prancūzijos prezidentas tik grįžo iš Maskvos. Ir mes, aš sakau, ir vėlgi tai sudėjus su tuo, kad yra labai aiški Lietuvos šiuo atveju pozicija, kuri yra, kur mes jaučiam grėsmę, mes ją įvardinam tą grėsmę. Ir aš manau, kad mes, didelė dalis tautos esam susivienyje šito klausimu. Ir būtent išmušti dabar mūsų tą pasitikėjimą, mūsų tikėjimą, kad mes esam teisingame kelyje, mes kovojame už teisybę šiuo atveju. Tai yra didelis tikslas. Tai, ponia Kolyva, šiuo atveju jūs galite pasakyti, kad bet kokia kritika, bet koksai kalbėjimas, prisiminimas apie vadovus, politikus, apie jų praeitį, teisingas, pavyzdžiui, ar neskaldo tautos? Iš tikrųjų. Man atrodo, kad į šitą atvejį, jeigu ta knyga be jūsų žinios išversta į anglų kalbą, išdalinta Europos parlamente, tai yra vagystė, ar ne? Tai yra įstatymų pažeidimas. Mes kalbam apie kitą. Niekas manęs negaili dėl tos vagystės. Bet šiuo atveju aš manau, kad europarlamentarai iš Lietuvos turėtų imti ir paprašyti išsiaiškinti, kas šitą vagystę padarė. Vytautas Landsbergis šiandien pasakė, kad nereikia nieko ieškoti, viskas ir taip aišku. Rusai veikia. Garbingai besielgantis mūsų europarlamentarai, tai Europos parlamente tikrai nesunku išsiaiškinti, ar ne, kas išplatino ir taip toliau. Čia būtų labai svarbu dėlioti taškus. Klausimas buvo kitas. Ar nereikėtų nutilti kritikams? Jeigu jūs sakot, reikia konsoliduoti tautą karo grėsmės akivaizdu. Ar iš tikrųjų nereikėtų nutilti kritikų? Matot, štai esminis klausimas, ar mes atsisakom savo laisvos tautos tapatybės, to, dėl ko kariavom ir kovojom 90-aisiais metais, ar ne, mes kovojom, kad būtume laisva visuomenė. Tai laisvos visuomenės, laisvo piliečio yra pareiga kritikuoti savo ir aukščiausius pareigūnus, jeigu tu nesutinki su jų pozicija. Tai yra pilietinė pareiga. Tai šiuo atveju... Bet kur čia ta riba patekti pono Maceinos į tą VSD sąrašą, kad tu jau kenki Lietuvai? Čia iš tikrųjų dėl rusiškos žiniasklaidos aš irgi turėčiau nemažai priekaištų. Kai rusiška žiniasklaida tyčiojosi iš Kristijono Donelaičio, Lietuvoje leidžiama rusiška žiniasklaida ir buvo už tai, kad Tolminkiemio bažnyčia taptų cerkve, man kaip lietuviui, Lietuvos piliečiui buvo nesuprantama, kodėl mūsų brolių rusų Lietuvoje leidžiama žiniasklaida tyčiojasi iš lietuvių klasiko ir reikalauja tokių keistų dalykų. Aš taip pat nemaloniai buvau nustebintas, kad kolega Zigmas davė interviu Rusijos televizijai. Aš manau, kad nedera mums lietuviams, jeigu mes gyvenam jau laisvą gyvenimą, nei BBC, nei CNN, nei Rusijos kanalams kalbėti apie savo problemas ir kritikuoti savo valdžią tenai. Bet pavyzdžiui, čia nesutiksiu su gerbiama Tatjana dėl prezidentės retorikos. Aš už tai, kad prezidentė nuosekliai palaikytų Ukrainos laisvės kovą. Tai yra labai svarbu. Prezidentė yra jau padarius klaidų, išvadinusi nusikaltimais ir opozicijos veiksmus. Mes turim palaikyti, mūsų ir istorija įpareigoja ir apskritai padori politika. Bet šiuo atveju įžeidinėti Rusijos pusę, vadinti teroristinę valstybę ir dar kvaila, ir dar bailę teroristinę valstybę, kvailas, bailus teroristas, ir kalbėti ne apie režimą, o kalbėti apie visą valstybę. Sykiu, mes ką padedam? Mes padedam Vladimirui Putinui konsoliduoti Rusijos visuomenę. O mūsų uždavinys turėtų būti iš tikrųjų remt Rusijos demokratinės jėgas, remt Rusijos opoziciją. Čia turėtų būti dabar mes turime išeiti reklamą, o po to jūs galėsite Tatjana atsakyti. Taip. Sveiki sugrįžę paskutinio mūsų diskusijos raundui ir aš tada prašau visų mano svečių tiesiog atsakyti, padėti atsakyti žiūrovams į klausimą, kuriuo mes jo klausiam. Ar jūs pasitikit Dalios Grybauskaitės politiką Rusijos atžvilgiu? Asta. Pavyzdžiui, aš tai nieko blogo nematau tame, kad jinai pasakė tai, ką visas pasaulis galvoja. Taip. Tik tai galbūt reikėjo tai pasakyti švelniau kažkaip tai. O, pavyzdžiui, tie kaltinimai, kad ten sustojo vežėjai ir taip toliau, tai prisiminkime, taigi ne pirmą kartą jie stovi ir stovės. Normalūs verslininkai jau seniai susirado kitas rinkas ir Rusiją pamiršo.
Ir nereikėtų dėl jo pergyventi, reikėtų galvoti, kad... Tai jau tai nesakau, ne pirmas kartas. Nereikia krauti savo viršpelnių praradimų mums ant galvos, ne? Iš principo. Noriu jūsų paklausti, ponia Maceina, tai dabar, kai įrašytas ten esate, jaučiatės bjauriai, ne? Jaučiuosi neteisingai apkaltintas. O pasiaiškint galit kaip nors? Nu, aiškinamės. Radot savo kalties požymį? Kiek įmanoma, išreiškėme savo požiūrį, savo leidinį. O gerai, o rusakalbiai, kaip jaučiasi, kada va šitokia yra įtampa? Kai jūs kalbat su akcentu, abudu. Tai jūs gerai jaučiatės kalbėdami viešumoj, parduotuviai? Normaliai? Šiaip savo. Yra, aišku, tokių požymių neigiamų. Kokių? Įtarinėjimo rusakalbio gyventojų kažkokiu nelojalumu, kas, mano manimu, visiškai nepagrįsta. Jūs įtarinėja kur? Gatviai, parduotuviai, ar dar taip toli nepažengė yra? Kartais netgi gatviai, bet dažniausiai tokiam politiniam kontekste. Tokiuose... VSD pareiškimas, ką daugiau, interpretacijų pilna, apie ką čia bešnekėti. Viskas. Tai gerai, tai tada jūs sakykit, Tatjana, jūs pasitikit? Buvo vienas dublis, buvo antras dublis požiūrio. Lietuvoje tai labai gerai jaučiausi visais laikais. Dabar mano savijauta, aišku, yra tokia labai specifinė, bet tai tikrai ne dėl kilmės ir ne dėl Lietuvos, tai dėl Kremliaus politikas. Tai čia jau visiškai natūralu. Dabar dėl pasitikėjimo, tai tie pasisakymai, tai jie, mano, džiužiai priėmna, kaip ukrainiečiai sako, tai yra gražu, tai yra garbinga, bet kadangi mes, ne pirmi metai Lietuvoje ir stebėm, ką daro prezidentė, aš niekad neužmiršiu. Maidane vienas lozungas man nusakė, visą asmį, visko, kas vyksta, buvo parašyta, paimyti nas zadalbalą. Tai jeigu prezidentai taip, palangais ateina ir kažką rašo, gal nelaukim, kada jau tikrai užknys taip, kad jeigu spaudžia iš išorės, tai gal susitvarkykim čia viduje, nes jau kai kurie dalykai, kaip Darius sako, tai nepakenčiama yra, kai Eglė Kusaitė jauna mergaitė sužlugdys visas gyvenimas. Gerai, taip. Zigmai. Kelia pasitikėjimą ar ne? Visiškai nekelia. Kodėl? Visų pirma, blaškymasis. Antra, jeigu tai yra jos asmeninė nuomonė, tai tuo blogiau. Tačiau aš priminsiu, gegužės mėnesį National Inquiry yra, National Interest apie Jungtinių Amerikos valstijų žurnalas, formuojantis jų tarptautinę politiką, bandė Daliai Grybauskaitei ir Lenkijai, Lietuvai sukabinti visą atsakomybę ir kaltę už įvykius Ukrainoje. Tai visiškai nesąmonė. Kodėl? Visų pirma, jinai buvo atsakinga už rytų partnerystę. Jinai didžiavosi, kad jau prispaus Janukovičių ir bus sutartis pasirašyta ir visiškas fiasko. Tai pasakė, kad iš tikrųjų ne jinai nusprendžia. Taip, ir yra viena iš priežasčių, kodėl staiga pakeičia plokštelę. Bet dabar aš noriu pasakyti esminį dalyką. Trumpai. Žodžiai turi nesiskirti nuo darbų. Jeigu mes, kalbėjot jūs apie mūsų elgesį... Taip, mes jau šitą girdėjom. Ne, kalbėjot apie mūsų elgesį, bet ar žinote, kad lapkričio 3 dieną 9 dalyse yra nutraukta sausio 13 byla? Ir mirtina tyla. Mirtina tyla. Tai jeigu mes parduodam šitos principus, ir aš raštu kreipiausi prezidentę. Supratau, ačiū Jums labai. Pone Kuoly. Aš manau, kad Daliai Grybauskaitei stinga iš tikrųjų nuoseklumo. Ir kai kurie jos veiksmai yra naudingi, vis dėlto naudingi yra Vladimirui Putinui. O kokiegi? Ta agresyvi iššaukianti laikysena, vadint kaimyną kvailiais, bailiais ir taip toliau, tai yra provokavimas. Kas duoda galimybę rodyti Rusijos visuomeniai, štai žiūrėkit, kaip elgėsi Lietuva ir kodėl konsoliduota aplink Putiną savo elektoratą ir taip toliau. Mūsų tikslas būtų vis dėlto labai skirti režimą,
nuo Rusijos visuomenės ir Rusijos intelektualų, Putino opozicijos palaikyti. Kažkaip tai nevažinėja. Prie Adamkaus važinėdavo intelektualai į prezidentūrą. Prie Valdo Adamkaus buvo forumai prezidentūroje, kur Rusijos intelektualai rinkdavosi. Dabar nebesirenka. Nutraukė šitą tradiciją. Taip. Pone Paulauskai, jūsų apibendrinimas. Galima pasitikėti, nebus trečio dublio. Aš tik tai dėl to bijau. Trečio dublio dėl ko? Kokio? Mes smerkiam dabar, remiam, nebus kokio nors... Aš tik noriu pasakyti, kad visi žmonės Lietuvos suprastų, kad situacija tikrai yra sudėtinga. Taip. Nėra čia taip, žinot, man vienas pasakojo, kad 40 metais ar 41 važiavo Liepos mėnesį per Lietuvą ir atrodė, kad niekas negrėsė, joks karas, niekas. Žmonės gyveno savo gyvenimą, atrodė, kad 100 metų taip ir gyvens. Nes žmonės karus pradeda. Šiandien aš noriu, kad žmonės suprastų, kad situacija sudėtinga. Ir vyksta ir pratybos, ir karai, ir visokios atakos, ir mes turim būti pasiruošę. Aš matau vieną, kad mums trūksta koordinavimo, kalbėjimo. Visom valdžiom kartu kalbėtis ir tartis ir išeiti su viena pozicija. Tai kodėl nesitarėt? Kodėl nesitarėm? Todėl, kad... Todėl, kad... Ir dar, ką noriu pasakyti, kad kuo mažiau būtų tų viešųjų ryšių, ar kaip PR dabar mėgsta sakyti, akcijų, o jeigu tikrai mes darom veiksmą, tai turi būti sisteminis, gilus veiksmas ir tikrai turėtų pasiekmes jaustis. Taip. O ne pliurpimas. O ne vien tik parodyti, kad mes apie tai kalbam. Taip. Tai va to gilumo. Ačiū Jums visiems, kad susirinkote, ačiū Jums, kad žiūrėjote, kad balsavote. Deja, nepasitikėjimo skambučių buvo šį kartą daugiau. O kalbant apie nuogą tiesą, tai pagal tuos naujosius įstatymus, jeigu griežtai pažiūrėjus, ją būtų galima uždaryti vien tik tai dėl to, kad ant šitų kolonų nėra Dalios Grybauskaitės portreto. Kol kas tai yra ironija, bet ką žinai, gal rytoj išaugs kitoks, griežtesnis. Rytoj žiūrėkite Patriotus, nes mes jums parengėme iš tikrųjų išskirtinę laidą.